Labą dieną. Skelbiant Konstitucinio teismo nutarimą, salėje esantis asmenys stovi. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas Lietuvos Respublikos vardu nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymų 2018 m. birželio 28 dienos redakcija 4 straipsnio 8 dalies 5 straipsnio 29 straipsnio su 2022 m. birželio 28 dienos pakeitimo atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. 2024 m. kovo 7 diena, numeris KT21-N3 2024 Vilnius. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas, susidedantis iš Konstitucinio teismo teisėjų Tomo Davulio, Gintaro Godos, Aurelijaus Gutausko, Giedrės Lastauskienės, Vytauto Mizaro, Algio Norkūno, Daivos Petrilaitės, Janinos Trepeikienės, Stasio Šedbario, sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102-105 straipsnis, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymo 153 prim straipsnis, teismo posėdėje 2024 m. vasario 15 d. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Konstitucinės justicijos bylą numeris 8-2023 pagal Seimo narių grupės prašymą numeris 1B-5-2023 ištirti ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui konstituciniam proporcingumo principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymų 2018 m. birželio 28 dienos redakcija 4 straipsnio 8 dalis tiek, kiek joje kaip vienas iš pensijų kaupimo pabaigos būdų nenumatytas pensijų kaupimo nutraukimas ir 5 straipsnis, kiek jame nenustatyta pensijų fondo dalyvio teisė nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23-29 straipsniui neprieštarauja, Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnis su 2022 m. birželio 28 dienos pakeitimu tiek, kiek jame nustatyta, kad pensijų fondo dalyviams, atsižvelgiant į jų vardu pensijų fonde sukauptą pensijų turtą, gali būti mokamos skirtingų rūšių pensijų išmokos. Vadovaudamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102-105, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo įstatymo 1, 53, 53, 54, 55, 56 straipsnis Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas nutarė. Pirma, pripažinti, kad Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 2018 m. birželio 28 dienos redakcija 4 straipsnio 8 dalis tiek, kiek joje nenustatyta, kad pensijų kaupimas baigėsi, kad jis nutraukiamas pensijų dalyvių iniciatyva dėl svarbių priežasčių prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui konstituciniam teisinės valstybės principui. Antra, pripažinti, kad Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 2018 m. birželio 28 dienos redakcija 5 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nenustatyta pensijų fondo dalyvio teisė nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime dėl svarbių priežasčių prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui konstituciniam teisinės valstybės principui. Trečia, pripažinti, kad Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 2018 m. 28 dienos redakcija 29 straipsnis su 2022 m. birželio 28 dienos pakeitimo neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Šis Konstitucinio teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas. Konstitucinio teismo teisėjai Tomas Davulis, Gintaras Goda, Aurelijus Gutauskas, Giedrė Lastauskienė, Vytautas Mizaras, Algis Norkūnas, Daiva Petrilaitė, Janinas Trepeikienė, Stasys Šedbaras. Prašom sėstis. Trumpai pristatysiu argumentus, kuriais remdamasis Konstitucinis teismas priėmė šį nutarimą. Noriu pabrėžti, kad tai nėra oficialus nutarimo tekstas. Pareiškėjas Seimo narių grupė savo abejonės grindė iš esmės tuo, kad pagal ginčytą teisinį reguliavimą nesulaukęs senatvės pensijos amžiaus asmuo negali nutraukti dalyvavimo pensijų kaupime jokiomis aplinkybėmis ir taip viešajam interesui ir privačių investicinių fondų interesams suteikiama pernelyg didelė reikšmė, o individo teisė į nuosavybę apribojimą pažeidžiant konstitucinį proporcingumo principą. Spręsdamas dėl ginčyto teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijos 23 straipsnį konstituciniam proporcingumo principui, Konstitucinis teismas pažymėjo,
kad ribojant nuosavybės teisę visais atvejais turi būti laikomas šių sąlygų. Jie gali būti ribojama tik remiantis įstatymo, ribojimai turi būti būtini demokratinėje visuomenėje, siekiant apsaugoti kitų asmenų teisės ir laisvės, konstitucijoje įtvirtintas vertybės, visuomeniai būtinus konstituciškai svarbius tikslus, turi būti paisoma proporcingumo principo. Pažymėta ir tai, kad nors pensijų fonduose kaupiamos senatvėms pensijoms skirtos lėšos negali būti tapatinamos su pačia kaupiamąja pensija, mokėtinomis išmokomis, kurios dydis priklauso ir nuo pensijų fondus administruojančių ūkio subjektų ūkinės veiklos rezultatų, asmens teisė iš šiuose fonduose jau sukauptas lėšas yra sietina su jo nuosavybės teisų apsauga. Šios teisės turtiniai aspektai ginami pagal Konstitucijos 23 straipsnį. Šios konstitucinės justicijos bylos kontekste Konstitucinis teismas nurodė, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas senatvės pensijų kaupimo specialiuose pensijų fonduose pagrindus ir sąlygas, taip pat ir atvejus, kada baigėsi pensijų kaupimas, turi diskreciją. Tačiau tai darydamas jis yra saistomas iš Konstitucijos 52 straipsnio, kylančios valstybės pareigos laiduoti asmens teisę gauti senatvės pensiją, sulaukus senatvės amžiaus ir užtikrinti darnų visos senatvės pensijų sistemos veikimą. Tai yra viešą interesą. Tačiau pensijų kaupimo specialiuose pensijų fonduose teisinis reguliavimas, taip pat ir nustatantis pensijų kaupimo pabaigos atvejus, negali būti toks, kad siekiant konstituciškai svarbaus tikslo užtikrinti, kad dalyviams būtų mokamos sukauptos senatvės pensijos išmokos, būtų neproporcingai apribotos pensijų kaupimo dalyvio nuosavybės teisės į sukauptą turtą, teisinių reguliavimų, nenumatant jokios galimybės nutraukti pensijų kaupimą dalyvio iniciatyva. Paisant Konstitucijos ir iš šios 52-23 straipsnio konstitucinio proporcingumo principo kylančių imperatyvų, įstatyme turi būti nustatyti ir kiti senatvės pensijų kaupimo specialiuose pensijų fonduose pabaigos atvejai. Taip pat ir atvejais, kai pensijų kaupimas nutraukiamas dalyvio iniciatyva, kai yra svarbių priežasčių. Siekiant užtikrinti viešą interesą, kad visa senatvės pensijų sistema veiktų darniai, tokie įstatymai nustatyti pensijų kaupimo pabaigos atvejai turi būti išimtiniai, kai iš esmės pasikeičia pensijų kaupimo dalyvio gyvenimo aplinkybės, dėl kurių dalyvavimas kaupime jam tampa itin apsunkintas ar betiksliais. Atsižvelgdamas į ginčytą teisinį reguliavimą ir į tai, kad pagal pensijų kaupimo įstatymo nuostatas pensijų fondą sudarantis pensijų turtas yra pensijų fondo dalyvių bendroji dalinė nuosavybė, kurioje dalyvio dalis nustatoma pagal jo pensijos sąskaitą įrašytų pensijos fondų vienetų skaičių, Konstitucinis teismas konstatavo, kad tokiu būdu yra varžomas pensijų fondo dalyvio nuosavybės teisės. Nutarime pažymėta, kad nėra pagrindo teigti, jog toks varžymas yra būtinas siekiant konstituciškai svarbaus tikslo užtikrinti kuo didesniam skaičiui pensijų kaupimų dalyvių didesnės pajamas senatvėje, taip pat, kad tokio pensijų kaupimo pabaigos pagrindo pensijų kaupimo nutraukimo dalyvio iniciatyva dėl svarbių priežasčių išimtiniais įstatymė nustatytais atvejais įtvirtinimas pensijų kaupimo įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje pakenktų viešajam interesui. Konstitucinis teismas konstatavo, kad tokiu teisiniu reguliavimu asmens nuosavybės teisės varžomos labiau, negu reikia minėtam konstituciškai pagristam tikslui pasiekti, ir taip yra pažeidžiami Konstitucijos 23 straipsnis, kuriame įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga, konstitucinis proporcingumo principas, kuris yra vienas iš konstitucinio teisinės valstybės principų elementų. Remdamasis tais pačiais argumentais, Konstitucinis teismas konstatavo ir tai, kad pensijų kaupimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis, tiek kiek joje nustatyta pensijų fondo dalyvio teisė nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime dėl svarbių priežasčių, prieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui. Šioje konstitucinės justicijos byloje pareiškėja taip pat prašė ištirti, ar Konstitucijos 23-29 straipsniams neprieštarauja pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnis su 2022 metų birželio 28 dienos pakeitimu, tiek kiek jame nustatyta, kad pensijų fondo dalyviams, atsižvelgiant į jų vardu pensijų fonde sukauptą pensijų turtą, gali būti mokamos skirtingų rūšių pensijų išmokos. Spręsdamas dėl šio teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai, Konstitucinis teismas pažymėjo, kad Konstitucijos 29 straipsnį įtvirtintas asmenų lygiateisiškumo principas suponuoja pareigą įstatymų leidėjai nustatyti vienodą, nediferencijuotą teisinį reguliavimą
tam tikrų asmenų kategorijų esančių vienodoje padėtyje atžvilgiu, kaip tarp kategorijų nėra tokio pobūdžio ar tokio apimties skirtumų, kad toks nevienodas jų traktavimas būtų objektyviai pateisinamas. Vertindamas ar pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnis, kuriame nustatytos dalyviams mokėtinų pensijų išmokų rūšis, tai yra pensijų anuitetas, vienkartinė pensijų išmoka ir periodinės pensijų išmokos neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnį, Konstitucinis teismas pažymėjo, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas atitinkamas pensijų išmokų rūšis, įgyvendino iš Konstitucijos kylančią diskreciją nustatyti, kokio pobūdžio pensijų išmokos yra mokėtinos teisė į pensijos išmoką įgyjusiam pensijų fondo dalyviui. Pagal ginčiamą teisinį reguliavimą minėtos pensijų išmokų rūšis priklauso nuo to, kokio dydžio turtas yra sukauptas dalyvių vardu pensijų fonde. Šie dydžiai yra apibrėžti konkrečių sumų intervalais, kurie vienodai yra taikomi visiems atitinkamo dydžio turtą pensijų fonduose savo vardu sukaupusiems dalyviams. Todėl Konstitucinis teismas konstatavo, kad įstatymų leidėjas, paisydamas Konstitucijos, nustatė aiškius kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, kokios rūšies pensijų išmokos mokėtinos pensijų kaupimo dalyviams. Konstitucinis teismas taip pat konstatavo, kad pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnio 3-6 dalyse yra įtvirtinti atvejai, kada atsižvelgiant į jose nustatytus dalyvių vardu pensijų fonde sukaupto turto dydžius mokėtinos arba gali būti mokamos vienkartinės pensijų išmokos. Konstitucinis teismas taip pat nurodė, kad pensijų fonde sukaupto turto dydžių ir jų intervalų, nuo kurių priklauso kokios rūšies pensijų išmokos mokėtinos dalyviams, nustatymo pagrįstumas ir tikslingumas nėra konstitucinės kontrolės dalykas, nes nėra pagrindo teigti, jog tokiu teisiniu reguliavimu akivaizdžiai paneigtos Konstitucijoje tvirtintos, jos ginamos ir saugomos vertybės. Konstitucinis teismas konstatavo, kad pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnėje nustatytų teisinių reguliavimų, pagal kurį dalyviams mokėtinos skirtingų rūšių pensijų išmokos nustatomos pagal pensijų fonde sukaupto turto dydžius, kurie yra apibrėžti konkrečių sumų intervalais ir kurie taikomi visiems vienodai atitinkamo dydžio turto pensijų fonduose savo vardu sukaupusiems dalyviams, yra laikomasi konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo, skirtingas dalyvių turinčių teisę į vienkartinę pensijų išmoką, periodinę pensijų išmoką ar pensijų anuitetą, atsižvelgiant į jų vardu pensijų fonduose sukauptą turto dydį, traktavimas yra objektyviai pateisinamas. Taigi nėra pagrindo teigti, kad ginčiamų teisinių reguliavimų yra pažeidžiami iš Konstitucijos 29 straipsnio kylantis reikalavimai. Vertintamas ar pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnis su 2022 m. birželio 28 dienos pakeitimu neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsnį, to aspektu, kad pasak pareiškėjas pagal nurodytą pensijų kaupimo įstatymo straipsnį periodinės pensijų išmokos gali būti mažėjančios. Konstitucinis teismas pažymėjo, kad pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnį nėra reguliuojamas periodinių pensijų išmokų dydis ar jų mokėjimo tvarka. Tai reguliuojama pensijų kaupimo įstatymo 32 straipsnį. Konstitucinis teismas pabrėžė, kad nors pagal sistemiškai aiškinamą pensijų kaupimo įstatymo 32 straipsnį nustatytą teisinį reguliavimą, periodinių pensijų išmokų dydžiai gali kisti, taigi ir mažėti ir didėti, atsižvelgiant į pensijų fondo, pensijų turto valdymo bei kitako investavimo rezultatus, dalyvis siekdamas apsaugoti savo nuosavybės teisės turi teisę vietoj periodinių pensijų išmokų įsigyti pensijų anuitetą, kuris skirtingai nei periodinės pensijų išmokos negali mažėti ir yra mokamas iki dalyvio mirties. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Konstitucinis teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog pensijų kaupimo įstatymo 29 straipsnį su 2022 m. birželio 28 dienos pakeitimu nustatytų teisinių reguliavimų, kuriame nėra reglamentuojamas periodinių pensijų išmokų dydis ir jų mokėjimo tvarka, yra pažeidžiamas Konstitucijos 23 straipsnis, kuriame įtvirtinti nuosavybės neliečiamumas ir apsauga. Tokie yra pagrindiniai šio Konstitucinio teismo nutarimo argumentai. Primenu, kad tai nėra oficialus nutarimo tekstas. Visas oficialus nutarimo tekstas šiandien bus paskelbtas Teisės aktų registre ir Konstitucinio teismo interneto svetainėje. Byloje yra gauta atskiroji teisėjos Janinos Tripeikienės nuomonė. Byla yra baigta.